Taigi, Xincha draugai iš Saigono, arba dar kitaip vadinamas miestas Ho Chi Minhu. Metu stoviu prie tam tikros skulptūros, kuriame yra vaizduojamas budistų vienuolis. Ir, kaip matot, aplinkui jį yra ugnis. O tai yra dėl to, jog jis būtent čia susidegino, kaip protestą prieš Pietų Vietnamo valdžią, kuri, persekiojo budistus ir jiems neleido savo religijos išpažinti. Bet galbūt jūs klausite, o kodėl, Raimondai, tu čia atėjai ir mums tai įrodai? O dėl to, jog kai jis susidegino, buvo padaryta labai žymi nuotrauka ir būtent šią nuotrauką panaudojo vieną mano mėgstamiausių roko grupių, Rage Against the Machine, kaip savo albumo coverį. Ir aš suprantu, jog 99% žmonių tikriausiai net nenutokia, apie ką aš šneku, bet tam 1% duodu žaibą. Bum. Taigi galvoju, šiandieną mes pasibūsim jau turistai Saigone, nes mes turim visą dieną šiam miestui, tai pasivaikščiosim, pažiūrėsim, ko čia yra įdomaus ir aišku, kažką labai skaniai visi pavalgysim. Tai jungitės prie manęs ir žiūrėsim, ką gero šiandien mes čia nuveiksim. Aš ką tik sužinojau, kad šitoj gatvėj, štai čia, kažkuriame name yra ginklų saugykla, kažkokia tai sena. Tai nežinau, einam paieškokim, kuris čia namas ir galbūt išeis mums pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. O. Netyčia jau ir laidotuvės pamatėm. Ir man atrodo, mes pagal turistų skaičių atėjom į tą vietelę. Visgi ne tokia slapta, kaip galvojau. Nežinau, ką daryti. Pilno žmonių yra, negaliu niekaip praeiti. Pasirodo, kad mes atėjom šiek tiek dabar tokio lievų laikų, nes tarp 11:30 ir tarp 1 valandos negali jokių turistų čia būti. Tai dabar yra 12. Tai einam valandą kažkur gal pusryčius, pavalgom dar kažką, tada sugrįšim ir galbūt aplenksim visus pensininkus. Šiaip gal ir gerai, kad mūsų dabar neįleido, nes aš kaip tik noriu valgyti ir noriu įsigerti kavos. Tai dabar kaip tik turim valandikę, pasimsim kavytės, pasimsim kokio maistuko, nueisim į tualetą ir tada visi kartu galėsim eiti pažiūrėti, kas ten per vietelę. Nuvarysim patys pirmieji ir niekas mums, tikiuosi, netrukdys. Nes dabar ten buvo labai daug žmonių. Nu va, tai galiausiai pasiėmiau visai ne kavą, o pasiėmiau smūdį. Norėjau pasimti su mangais, bet sakė, su mangais nėra, yra tik su braškiam. Tai pasiėmiau braškinį. Skanus. Tai nežinau, pasėdim šiek tiek ir varysim pažiūrėti į tą ginklų saugyklą, ar kas ten yra. Dar nebuvaugi, negalėjom nueiti. Tai sužinosim. Viešas su ledais dar. Nu va, tai atėjau į vietą, dar šiaip turiu 15 minučių ir esu pats pirmas, tai tikėkime, kad taip ir liks viskas. Atvarėm kažkur tais. No video. No video. Open, okay. Oh. Go down. Sit down, go. Sit down, I go? go. Oh, sit down. Okay. London. Okay, bye-bye. One second. So, this is Kuprinė neįtelpa man. Okay, palaukit. Šitai padarau. Ir pasiėmu kuprinę. Op. Vienu žodžiu, normaliai neišėjo pradžios nefilmuoti, nes mane labai užšnekino, sakė, negalim filmuoti, bet galiausiai leido filmuoti. Tai esmė tame, kad mes įėjom į pastato vidų, viskas atrodo normaliai. Ir tiesiog paėmė plytelę ir jinai va atsidarė. Ir mes įlindom ką tik į bunkerį. Žiauriai lieva pradžia gavosi, atsiprašau, kad tai gavosi. Vėliau parodysiu, kaip atrodė ten laukas visas. Tai mes dabar esam bunkerį, kur buvo laikomi visi tie slapti ginklai. Ir, čia, aišku, tikriausiai replikos yra. Galima pažiūrėti. O ką, jau tikrai nežinau. Galima pažiūrėti čia. Čia matos raketsvaidis, tikriausiai kažkoksai tai.
Va, žiūrėkit, kokie ginklai. Iš ginkluose tai labai jau nesigaudau, kas per Counter-Strike yra, tą žinau. Va, žiūrėkit. Čia, va, matom, karbinas, lyg gal šitie vadinasi. Žinokit, nežinau, tikrai bus žmonių komentaruose, kad žinos geriau. Tai aš nenoriu per daug sakyti. Nu, va, čia tikriausiai jau Kalašnikovas yra. Ne. Jo, aš stengiuosi visą greitį daryti, kol neprie labai daug turistų, nebūtų įmanoma čia praeiti tada. Tai va. Va, žiūrėkit, čia jau tikrai Kalašnikovas yra, va. Kaip šešėlis negražiai krenta, manau. O čia va matom sprogmenis, čia raketsvaidai šitie eina tikriausiai. Tas RPG, kaip sakant. Tada matom krūvą granatų. Dar tokių granatų. Pistoletai. Dar granatos. Čia jau tikriausiai dūminės kažkokios tai. Ir jeigu galėčiau spėti, sakyčiau, kad čia kulkos. Nežinau, plytelės kažkokios tai. Tai čia va, rūbai, dujokaukės visokiausios tai. Čia dar matomai plytelės kažkokios tai. Kas čia? Čia matomai eidavo vėjas, kad jeigu šie žmonės liepdavosi, kad nepadūstų tikriausiai. Kažkokia tai ventiliacija būdavo. Hello. Hi there. Actually, Nu ką, varom į atgal į viršų, nes čia kažkas tūra užsisakęs yra, nesinori man vogti. Nes kažkas susimokėjo, žinot, o aš nieko nesu susimokėjęs, tai... Hop. Išlindom. hello. Tai va taip atrodė viskas. Aš pats atidariau va šitą liuką. Jūs matėte tikriausiai. Nu, man dar kartą apsauginis sakė, kad negalima filmuoti ir man dar parodė taisyklės, kad turiu gauti leidimą iš kultūros departamento. Nu, tai ir išvijo mane. Nu, bet svarbiausią dalyką parodžiau. Džiaugiuosi, kad pavyko nufilmuoti, nes aš nemaniau, kad šitaip grįžtai, tai žiūrės. Parodžiau ginklus, pamatėm bunkerį, einam žiūrėk, ką čia dar galima veikti. Dabar rodau dar vieną įdomų dalyką šitą miestą, tai varom ten, parodysiu kai ką. Nu va, pagaliau atėjau kur norėjau. Tai va štai šitas pastatas. Tai šio namo esmė yra ta, jog anksčiau jisai buvo kažkoks tai vietinių darbuotojų kaip bendrabutis, blokinis toksai namas. Bet kažkaip, kaip šitą vietą padarė tokią turistinę, tai šio pastato prasmę kaip ir pakeitė. Jį padarė taip, kad kiekvienam bute, kambarį, sakykime, nežinau kaip čia dar nemačiau, dar nueisim vidų sužinosim, bet kiekvienam, sakykime, bute padarė po skirtingą tai kavinę, arba restoraną, ar tai barą, ar tai, nežinau, dar kažką. Tai aš sakau, varom į vidų ir pažiūrėsime, kas ten gero yra. Bet aš žinau, kad ten bus tikrai brangiau negu kitur, bet reikia vis tiek pažiūrėti. Ten kažkur tais. Čia net nežinau, kur eiti. Nežinau, aš spėju, kad čia įėjimas. Einam, pažiūrėkim, kokios kavos atsigerčiau. Arba alaus. Labai įdomiai. Ten moteris ima pinigus už tai, kad žmonės galėtų pasinaudoti liftu. Nes yra laiptai. Aš nežinau, ar čia taip ir turi būti, kad tu užkil gali tik su liftu, o nulipti tik su laiptais. Bet aš tiesiog lipt su laiptais? Ką žinau. Ar tai iš viso legalu? Ką jį daro? Tiesiog sumąsiu, pastovėsiu čia ir parinksiu pinigus už liftą. Žmonės eilėje sustoja, moka pinigus. Tose niekur nebuvo ženklo panašiai, kad reikia susimokėti už tą liftą. Nu gerai, tai turim kažkokį poker restoraną ryžių. Tai jo, tai čia gana eina butai ir butas yra po restoraną kažkokį tai.
Galbūt ne visur, čia, pavyzdžiui, nieko nėra. Čia va, pica ir kepsniai, makaronai. Kažkas. Čia kas? Alus. Čia žiūrėkit, batus reikia nusimaut. Aš galvoju, užsilipkim geriau į patį viršų, nes mes šiaip tais dar esam ganėtinai žemai. Žiūrėkit, aukti. Tikiuosi matys. Tai mėginam užsilipti ko įmanoma aukščiau. Vos nenukritau. Dar 3 aukščiai liko. Mes esam 4 arba 5, nežinau. Ne, 7 aukštas negali būti. Nu, man tos prieinam paskutinį aukštą. Ką čia turim? Lintais. 9 aukštas čia. Tai... Reikia rimtas, mes čia turim manikiūrą viršui. Antakiai. Oi, blakstienos. Gal man blakstienos prasilginti? Kažką pavyks su blakstienom. Ne, čia pažiūrėt. Tai matot, čia va, matomai, anksčiau buvo skirtingi butai. Ir galbūt tie butai su balkonu buvo paversti į restoranus. Aš net nežinau, į kokį restoraną einu. Pažiūrėkim. Ai. Gerai, davė meniu. Galbūt čia niekur neimsiu, bet pažiūrėkim bent jau į vaizdą. Apsimesim, kad mes kažko norim. Opa. Nu, gražu. Galim prisėst. Žiūrėsim, kas čia yra. Tiesiog pasiimsiu kivių ir lyčių limonadą. Skamba labai gerai. Ir kad užsilipau į 3 aukštą, aš kaip ir nusipelniau jau kažkokio tai gėrimo nusiprangesnio. Šiaip dar va, gali pažiūrėti. Nu, aukštai esam. Nu va, tai tie tas mano limonadas. Kivių ir lyčių, bet šitais, nu, okei, nėra taip brangu, kaip galvojau. Tai sumokėjau 71 000, o tai yra, sekundėlė, tai yra 2 eurai ir 33 centai. Normaliai, tai kaip tokioj vietoj, va. Dar tai baisiai nėra, kažkaip tikėjausi, kad 4 eurų sumokės. Atsigeriu limonado, reikia visi paragauti, ko čia laukiu. Ok, šiaip žiauriai geras. Labai gaivus. Labai gaivus. Tai atsigeriu šitą, eisim pažiūrėsim, ko čia dar yra, gal kokį bariuką susirasim. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Hello. Na, okei. Pabuvom čia. Aukščiausiam aukšte. Visur vien tik kava arba limonadai. Arba arbata. Normalaus. Coffee and tea. Velniava. O. Eina, pažiūrėsim. Jeigu jau Carlsbergas. Lauk. Čia tikriausiai. Ui. Kažkaip užpuolė mane. Hello. Pažiūrėjau meniu, yra alaus ir iš karto pasiėmiau. Einam, kažkuo įsėsim. Čia va. Pats tas. Tik nežinau, man tą alų atnešį reikėjo pasimti. Ai, palauksiu šitiek, jeigu netneši, pasimsiu pats. Čia problema su kėdėm. Man netelpa kojos. Atrodo, kėdės arba per aukštos, arba šitas per žemai. Šlaunis netelpa į vidų. Nu va, gavo maliuko. Euras 40 kažkur tais. O, nereikėjo man taip suplakti galbūt jo. Tai jo, atsigerkim šitiek kaliuko. Įsiliuką šiek tiek. Nu ką, įsileidomės į savo kūną vieną liuką. Manau, užteks. Varom žiūrėt, ką daugiau jam nuveiksi Saigone, okei?
Ką, biznis nesiseka jai, a? Visi laiptais pradėjo lipti. Vienu žodžiu, nesugalvoju, ką čia man daugiau veikti. Radau labai neblogą vietelę, kur galimai apsinuodysim. Tai aš laukiu savo motociklo ir važiuosim. Tuoj pat. Už 3 minučių jisai čia bus. Okay. Yeah, hello, driver. Hello. Yes, yes. Tai ką, atvažiavome į vietą, kurią norėjau. Tai čia bus gatvės maisto gatvė, jeigu taip galime įsireikšti. Tai pagal idėją tai turėtų būti gatvė, va būtent čia, ar tai vėliau, kur bus vien tik maistas. Tai aš galvoju, tai jeigu jau esame Vietname, nu tai mes turim paragauti dar visokio, nu matomai čia yra ta gatvė. Turim išragauti dar visokio tai įdomaus maisto, nes rytoj aš jau varau į kitą šalį, kuri yra gan arti, greta manęs. Ir man liko šiek tiek grinų tų Vietnamo dongų, tai kodėlgi neišleidus jų ant maisto. Tai, na, pažiūrėkim, ko čia gero yra. Šiaip nežinau, į kurią pusę eiti. Mėginam čia eiti. Turim vaisių kažkokių. O reikia pamėginti kažką vis tiek suvalgyti to, ko nesu dar matęs. Tai pažiūrim, paiešom. Plius aš užsisakiau turą. Nu, ne turą, tiesiog su valtim pasiplaukėti, ten grupė žmonių, ten 8 eurus kainavo. Jisai man bus už 2 valandų, tai čia reikia man paskubėti. Pažiūrėkit, kas čia toksai. O reikėtų paragauti. Gal tą su krevetė. Įdomu, kiek jis kainuoja. Reikėtų paklausti. Taip, ciao. Hello. How much? 15. 1.5. 1.5. Okay. Can I try Shrimp. with shrimp? Yes, shrimp. One? Yes. How do I eat? Like this? No. Cook. Oh, you cook. Oh, okay, okay. Let's go. O aš maniau čia. Šitaip mes įsipilsime burną, bet čia va kepa viską. Supratau. Tai kaina 50 centų. Nebūtų jisai man pasakęs, būčiau štaip ir išgėręs viską. Žiūrėkit, man tą kiaušinių čia įdeda. Lẹ lên khách kiếm kìa. What is the name of this dish? Name? Grilled egg. And in Vietnam? In Vietnam? How do you say in Vietnam? Tráng trứng nướng. Cheng Trung Nhung. Okay. Tai valgysim Cheng Trung Nhung. Na va, ir atėjo mūsų patekaliukas. Sakės labai karštas, tai jau šiek tiek palaukiau. Tai, manau, galime mėginti ragauti. Tai, nu, tai čia realiai kiaušinienė su kuo ten, palauk, su krevetė pasėmiau. Tai... Nu, iš aštrų šiek tiek. Skanu šiek tiek. Yra tų suganų laiškų. Very good. Nu va, liko tik krevetės valgyti. Tikiuosi be kiautų, žinai. Be kiautų. Nu ką, suvalgiam tą. Kas čia gretimo yra. Spėju 10 000 už vieną porciją, bet ko? Nežinau, kas čia, bet noriu šito. Arba šito. Šito arba šito. Metas prisėsti ant vaikiškų kėdučių. Pasiėmiau tik vieną,
noriu nenoriu iš vieno to prekystalio imti daug patiekalų, aš noriu iš skirtingų prekystalių vis kažką kitką pasimti. Tai galiausiai pasiėmiau štai tokį. Tai čia kiaulienos kažkoks kotletas toksai su sūriu. Labai paprasta, bet kažkaip norėjau paprasto patiekalo. Tai to paragausiu. Nu, okei. Pamirkom į padažiuką. Ragaujam. Abo. Nemaniau, kad tas geras bus. Tai visau. Šitas skanus. Šitas skanesnis negu tas kiaušinis. Nu ką, sunaikinom kotletuką, žiūrim, ko dar yra. Tie patys kiaušiniai. Čia tiesiog duona atrodos. Čia jau panašu į tai, ką jau valgiam. Kebabai. Reikėtų kažką iš jūros gėrybių, manau, pamėginti. Only you? And what is this? Chicken feet. Oh, chicken feet. How much chicken feet? One box, 50. 50. Is it good? Good, very good. Okay, we'll try chicken feet. Chicken feet, yes. You want spicy or no? Spicy? Very spicy. Tiesiog ekspromtu pasiimsim vištienos pėdų. Galbūt prisidėjau su to aštrumu. Labai jau daug pripylė visko. Okay, come on. Where can I sit? Išeinam. Okay, come on. Thank you so much. Okay. Turim. Niekad nevalgiau dar vištienos pėdų. Nu gerai, kertam. Pasiimti va, didžiausią. Oi, gan didelis. Nu, pirmas kartas valgant vištienos pėdutės. Yra šaltos. Guminės. Aštru labai. Prisiprašiau biškį. Gerai, skonis. Jokio skonio nėra, jaučiu tik tais aštrumą. Jaučiu aštraus padažo skonį. Konsistencija tai kaip gumos. Ypač tokioje situacijoje atsidūriau. Nu va, suvalgėm vištienos pėdutės. Žiauriai šiaip aštru buvo. Galvoju kažką stigerą pasiimt. Čia va kažko yra. Šitos limonadus žiūriu visokius. Bet, jie turi Beer Saigon. Kaipgi neatsisakysi alaus iš 50 centų. Come on. Ir čia kaip gerai viskas atrodo. Jau čia labai lietuviškai viskas. Viskas lietuviška. Nu, iškėlius kiaušinių, bet nenoriu kiaušinių. Jau taip privalgiu. Ir šiaip pagalvojus, ar gyvenimas gali būti geresnis, ką? Valgom vištienos kojas visokias, tai valgom krevetės ir geriam Saigono alų. What? What is this? There's a barbecue menu below. Oh, alright. Oh, aštunkojus. Ankles right here. Alright, I want this one. So, can I get one for that? Is this like 40,000, right? Yeah, the smallest one is 40. Which one is the smallest? Okay. Very good. Rồi nó là cái này. Gì vậy trời? Nenorėdamas pasiėmiau aštunkojo koją. Vieną iš 8 kojų. Bet ten kai kurie buvo labai dideli. Nenoriu už tokią didelį imti. Kur aš tokį suvalgysiu? Pasiėmiau tokio vidutiniško dydžio. Nu va, ir atėjo mano aštunkojo kojytė. Tai čia viską taip gražiai supjaustė. Tai galim pamirkyti padažiuką. Nu ir ragavim šitą. Ok. Skaniau negu vištos koja. Šitas skaniausias kol kas. Ne toks guminis, kaip galvojau. Eik tu sau. Šiaip rimtai geras.
Labiau vištieną primenam negu iešnunkojį. Galbūt čia mane apgavo. Neblogai. Prie laus tas pats. Gerai, žiūrim, kada paragaut galim. Gerai. Liquor. Liquor? No thank you. Aš maniau, kai siūlė alkoholį man. Gerai, suvalgėm aštuonkojį, liko labai nedaug laiko, nes susikalbėjau su tokiu vokietuku. Dabar man reikia dar kažką greitai užkrimsti ir varysim mes prie laivo. Kiek čia sraigių visokiausių tai. Jie iš viso valgomi. Ne, tai kriauklės iš viso. Nežinau, nenoriu aš kriauklių valgyti kažkaip tais. What the fuck, čia kaip laboratorijos kažkokie dalykai. Bet čia sultis matomai. Hello, how much is one? One snail? Just one snail? How much? Chút more and 5 nail. Uh, 5 nail, bit and 10 nail. one. 35 one. Okay. Yeah, oh no, 5. Oh, this is 35,000. Not 5 nail. 35. Yeah. 35. Okay. Okay, Okay. what's Okay. it? Okay, I Yeah. sit. You like beer and water cola? Beer? Beer? Show me beer. Heineken with Saigon. Okay, beer Saigon. Saigon. Okay. Beer Saigon. Okay. Šiandien girdis, man liko aš išplaukiu už valandos, aš norėjau būti pusvalandį iki to laiko, tai mes tikėsimės, kad mūsų vairuotojas žiauriai greitai lėks, tai suvalgom sraigę, what the fuck, sraigę, ir varysim į laivą. Tas salus, žinokit, gal atrodo, aš daug geriu, bet jis turi, man atrodo, gal tik 4 laipsnius kažkur tais. Man šito nematau, bet praeitą, kurį geriau, tai buvo 4 laipsniai. Ir čia yra vos 330 ml, tai niekis čia yra. Tai palaukim sraigutės ir varysim, jau viskas, jau nebevalgysim, nebent tikrai kažką įdomaus rasim. Ir... Oh, come on. Also, 35. Yeah. Oh, okay. I thought maybe one. Okay. Ai, aš minėjau čia, už vieną sraigę aš tiek mokėsiu, 1 eurą su centais. Bet čia gavau visą lėkštę. What the fuck? Nu tai va, turim savo sraigės. Nežinau, kaip jį valgyt. Pažiūrėk, jis turi dar anteną savo kažkokias. Kažkada jis taip šliaužia kažkur tais kažkada gyvenime. Tai, nežinau, spėjau reikia im pagaliuką. Gal durt? Ne, tai gal iš šitaip. Va, žiūrėkit, ištraukiau. Pirmą kartą valgau sraigę savo gyvenime ilgam. Tai, va, sraigė. Šiaip, gan didelė sraigė. Tai, į sveikatą, skanaus visiems, kad žiūrite. Šiaip nebloga. What the fuck, skanu. Čia jeigu ką, ežus pridėta, tai daug visokiausių daržovių vidų, bet žinokit, žiauriai skanu. Pati mėsytė, tai burnoji tripsta. Tai sau. Aš kažkaip tikėjausi, kad bus kartus. Tai čia žinokit visai, aš idiotas esu. Čia visai nesraigės dalis, čia prieskoniai sudėti vidų visokie, kad būtų įmanoma valgyti tą sraigę. Jei suvalgom dar vieną. Sraigę rekomenduoju valgyti. Dar reikia daryti dar vieną šaltą saigoną. Gerai, greitai suvalgau, išgeriu ir važiuojam į uostą. Okay? Okay. Jau nuo visų tų saigonų jau myšti noriu, bet čia nėra niekur tualetų. Ką daryti? Teks iš po laivo man sisiuoti. Jeigu spėsiu šitą laivą. How can I say hello in your country? In my country? Yeah. Labas. 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 Xin chao. Yeah. And if you want to say like more formal, like hello, you say laba diena.
It's like good day. Labą dieną. Good day. Labą dieną. Yes. Oh, very nice. Yes. And if you want to say thank you, you say ačiū. Ačiū. Yes, like apshu, you know? Ačiū. Like sneeze. Apshu. Ačiū. Okay. Ačiū. Yes. Nu va ir suspėjom, dar išmokinom matos jau vardas buvo, lietuviškų žodžių, tai šiaip šaunuolis, manęs klausė nieko tokio, kur skubėjau, sakiau, visiškai nieko tokio. Aš irgi būčiau labai laimingas, tai paskubėjom ir atvažiavom. Yes. Ramenas? Yes. Come on. Nu ką, varom į laivuką. Nusimato daug žmonių jame. Paskutinis lipu, nes kažkur net ten laukiau pasirodo. Ką, į laivuką varom. Gerai, tai ką čia turim? Turim Absoluto, turim Romo, turim kažkotais ir turim viską. Labai gerai. Okay, and how about you? How long have you been in Ho Chi Minh City? Turas fainas, parodžiau tos pagrindinius pastatus, kuriuos galėjau jums. Tai dabar tiesiog pasidžiaugsiu ir pasiplaukiusiu 40 minučių, nes mes tiesiog ratais plaukiam dabar, tai tiek. Vienu žodžiu. Einu krauti savo didžiąją kuprinę, nes aš išvarau iš Vietnamo laukan. Vietnamas nebuvo mano pagrindinis tikslas, kaip sakant, prigavau kai kurios, kurie manė, jog keliausim po Vietnamą. Iš tiesų, mes keliausim po Kambodžą. The next day. Okay. Viskas labai šiek greitai vyko, jau užsirezervavom vietą į autobusą, tai jo, varysim į Kambodžą. Čia tipogi visas vizas sutvarko, nes šiaip tais galim e-vizą pasiimti, bet trunka ten bent 3 darbo dienas, o nežinau, tingiu laukti šiek laiko, nes aš jau ekspromtu sumačiau dabar, kad būtent šiandieną varysiu į Kambodžą, tai jo, tai šiek tiek dar palaukime ir varysim. Laukia 6 ar 7 valandų kelionė autobusu. Aš šiaip pusvalandukas yra iki kelionės, tai galvoju, reikia nueiti pasiimti kažką tai užkasti ir panašiai, kad nemarinti savęs kelionės metu. Tai pažiūrėkim, gal kokia parduotuvė čia bus. Nu va, išgyvenimo paketą turim. Nieko rimto nenusipirkau, tiesiog čipsų pavalgysiu, kai kažkur sustosim, kad nesmirdinti visą autobuso. Ir sausainių pasiėmiau ir vandens. Tai galbūt tu kažką pakramsnot. Nes man kam tie burbuliukai. Come on. Pašventino visą mūsų kelionę. Tai ką mes pradėjom važiuoti ir turim užpildyti dabar imigracijos kortelės. Aš jau vieną užpildžiau, tai šito nerodysiu, nes ten yra asmeninė informacija. Bet šiek ties va čia vardas, pavardė, lytis, paso duomenys. Ir esmė tame, kad reikia užpildyti, kur čia yra, adresą, kurį turiu Kambodžai. Bet pažiūrėk, kiek mažai vietos, ne?
Dabar parodysiu, koks mano adresas. Va, visas šitas tekstas yra mano adresas. Tai kaip man sutalpinti? Tai aš tiesiog mėginsiu beleką kažkokius random žodžius, kurie atrodo svarbus įdėti ir taip sutrumpinsim adresą šiek tiek. Nu va, pavažiavom šiek tiek, tai sustojom kažkur tais 5-6 minučių sakė. Tai šiaip galiu parodyti kaip atrodo, nes dabar, ne vienas važiuoju. Tai... Va, grai atrodo. Va, iš šono. Gaming kėdės kažkokios sudėtos, gamerių, taip sakant. Tai... Va. Šiaip patogu vietos yra. Einu iš lauką, suvalgysiu čipsus. Kažkaip įdomiai. Ne taip plešiasi čipsai kaip Europai, nes taip. Šitaip atidaroma, ne? O čia taip, per vidurį. Dabar, nežinau, nepatinka. Tai čia pasiėmiau su velniai žino kuom. Tai ragauti. Ei, visai neblogi. Saldus. Tai vanietiškai parašyta. Nu ką, visi jau sulindom, atrosim mūsų tą autobusą. Reikia ir mums manyti. Reiktų sau dar 4 valandas važiuoti. Nieko įdomaus autobusai nevyksta. Autobusas kaip autobusas. Turistinis, realiai nėra nei vieno vietiniam. Vien turistai. Sink čiao. Da, žiūrėkit, bandelių davė. Krosiniuką kažkokį taip. Tai reikia suvalgyti. Bet nenoriu, bet reikia suvalgyti, nes įėjo į kainą, tai reikia suvalgyti. Va. Nu ką, privažiavom pasienį. Dabar turėsim išeiti iš Vietnamo ir tada būsim niekieno žemėj. Gan gerai mano vardą pasakė, vis tiek. O, virutė. Tai mes dabar esam niekur, nei Kambodžai, nei Vietname. A kokios pilietės šis šuniukas? Taip paprasta, net neįdomu. Čia nusipirkau autobusą iš Ho Chi Minho į Phnom Penh, Kambodžai. Tai realiai jie visą sutvarko, nieko daryti nereikia. Net neįduom. Geras, duty free parduotuvė yra. Ta prasme, išlaipino mus dabar niekieno žemėj prie duty free parduotuvės ir taip po 10 minučių čia būsim. Bet aš nenoriu, ta prasme, kam to reikia? Kam to reikia, aš nesuprantu. Toks laiko švaistymas. Visiškas absurdas. 10 000 už viską kažkokį tai. Ta prasme, vien tik alkoholį pardavinėja ir buvau čia nuėjęs pažiūrėti kainas į restoraną. Tai aš tiesiog užmečiau akį į gėrimus, tai kava $4. Tai, nu jo, mes dabar čia turėsim būti pusvalandį. Tai aš einu lauką, pasivaikščiosiu, pažiūrėsiu, kas gero yra lauke. Na, o kas gyvena šitose namuose? Čia matau sienos. Matau, ten yra tvora. Už tos tvoros tikriausiai Kambodžai jau skaitos. Už tos mūrinės. Gal darbuotojai kokie? Visokiai vietoj gyventi. Ai, beje. Manau, reikėtų paminėti. Tai jokios trydos, jokių problemų nebuvo. Viduriai sveiki. Viską atlieku taip, kaip reikia. Ir jokių blogų dalykų nenutiko tualete šiandieną. Čia yra maža šventiklėlė. Nu ką, sėkmingai pakimarinau. Metas tęsti kelionę, mes dar šiaip gal štampą į Kambodžą. Nu ką, vėl išlipam. Atidavė pasus, gavau vizą. Bet kažko vėl dar reikia. Dar kažką, štampuką kažkokį gauti. Jau nusibodavau, jau kokią valandą mes čia kimarinam. Jeigu būčiau vienas, kitą kartą tiesiog atvažiuosiu su kokiu tuktuku ar motoroleriu. Vienas esi savo praeini ir viskas. Va, einam, štampą pasiimti.
Viskas. Oficialiai esu Kambodžai. Nu va, pirmas žingsnis į Kambodžą. Hup, hup, apa. Nu ne Vietnamas, nu jau jaučius, kad ne Vietnamas, ne? Tas pats viskas. Nu gerai. Žiauriai pavargau važiuoti, bet liko nemažai dar atstumo, tai reikės dar tą nuvažiuoti, bet vien tas faktas, kai jau esu Kambodžai, jau gerai, jau užtampa. Tai nežinau, dabar vėl lauksiu žmonių. Šiaip beje, mane patį pirmą nuštampavo. Mes ir vėl sustojom. Dabar yra 16:20. Tokiu metu aš jau turėjau būti sostiniai, išlipęs. Iki sostinės dar liko 1,5 valandos važiuoti. Tai povelniu, kodėl mes vis sustojam? What the fuck? Vėl į restoraną mes sustojam. Nu, okei. Čia Raimio kelionės, mes išliekam pozityvus. Bet jau tiesiog visa šita diena bus tranzitinė. Nuvažiavęs į Phnom Penį jau nebebus ką veikti, nes jau bus ir sutemę tikriausiai, reikės dar nuvažiuoti iki viešbučio, įsikrauti kuprinę, nu vienu žodžiu, nu jau ir kaip ir. Pažiūrėkim, ką čia pardavinėja tokius. Aš net piniginės pasiėmiau, ką čia, vis tiek nieko nenusipirksiu. Palikau autobusą. Kas čia tokie? Kaip medaus, atrodo, kad medaus sluoksnis toksai. O, žuvis. Gal jau autobusą žuvytės nusinešti. Pakeleiviams tikriausiai labai smagu būtų, jeigu valgyčiau žuvį dabar autobuse. Nu ką, tai atvažiavom. No, thank you. 2 valandom vėliau negu turėjom. Tai realiai važinėjausi, palaukit, toj paskaičiuosiu, 9 valandas. Oh my god. Nežinau, ką veik, varom tada iki viešbučio, šiaip žiauriai nusikalęs. O, priėmė ir jis realiai jau čia. Čia kažkur stovėjo. O, kaip senai su tuktuku važiavau. Kažkaip Vietname nebuvo nei vieno tuktuko. Hello? This? Ah. Šitas galbūt. Hello? This one? Okay. Okay. Thank you. Nu va, atvarėm į viešbutuką. Pamatysite, na tikiuosi, kad bus toks, koks buvo nuotraukose, nes šiaip žiauriai įdomus. Nu, tai va, ką tik atidariau duris, tikrai dar viduje nebuvau, va dabar su kuprinėms viskom dabar įeinu. Toj. Pažiūrėkim, kaip čia mums įjungs šviesą. Aš padarysiu šitaip, kai jūs kol kas dar nematytumėt. Gerai, tai kontekstas toks. Šis kambarys kainavo man 19 eurų per naktį. Tai tiesiog per agoda.com tinklalapį, ten kažkokių tai kuponų buvau prikaupęs. Ir dabar pamatysite, ką įmanoma gauti už 19 eurų per naktį Kambodžos sostiniai. Boom. Nu tai metas aprodo. Tai ką? Turim darbo stalą, kurio man reikės montuoti. Turim, virtuvėlę mažą su mikrobanginė. Turim lovą. Nu ir manau, svarbiausias dalykas šito viso dalyko. Tai pasakysiu tiek. Čia yra 34 aukštas. Palaukite, išjungsiu šviesą. Nu, vien žodžiu, paprašiau bus ištraukti šitą dalyką. Užgesk. Prašau, užgesk. Taigi turėtų užgesti, ne? Šitas... Dingo. Gerai, užtrunka kažkur pusę minutės. Gerai, tai va, svarbiausia, tikriausiai, kodėl šitą kambarį verta imti, tai vaizdas. Nu, neblogai, ne? Šiaip langas žiauriai purdas, nieko nesimato. Realybėj geriau matas negu per kamerą.
Tai pirmą kartą savo gyvenime esu tokio tipo viešbutį, nes visat mėgau, na, kiek įmanoma pigesnėse privačiuose kambariuose. O čia va, opa, kažkaip King's Room, karalius kambarys. Ai, nu dar reikia pažiūrėti čia, kaip kas atrodo. Kaip veikia šviestuvai, aš nesuprantu. Kaip jung šviesą čia? Nu, įdomiai, nes dabar atkreipiau dėmesį, ane, tai dabar išjungta. Ir kai įjungiu, žiūrėkit. O, kartais suveikia. What the fuck? Kažkas dega ten liktis viduj. Bet vos. Taip išgyriau kambarį ir neveikia šią satūliką. What the fuck? Ką žinau, reikėtų gal pasakyti, gal kažką pakeis. Esmė yra ta, kad kai dabar nueisiu ir kažką pasikviesiu čia, viskas veiks. Pamatysit. Nu ką, būsiu Karen dabar. O koks piktas būsiu. Hi, there's a problem with my room. The lights in the bathroom does not work. Like, simply. Sakė, pakvies mechaniką dabar, nu, ar kažką tokio. Labai tyliai šie žmonės šneka, aš nieko negiršiu. Galbūt potencialiai žinau, kodėl taip pigiai šitas viešbutis kainuoja. Tai aš jau laukiu gerą pusvalandį, dar nieks netėjo patikrinti. Ir paskambinau telefonu jiems. Ir sako, nežinom, kada ateis, bet jie buvo informuoti. Tai aš nežinau, ką daryti. Išeiti negaliu, nes galbūt tada ateis, kol aš būsiu išėjęs. Tai jie taipogi nenori išsikrauti kuprinių, nes galbūt sakys mane į kitą kambarį. Tai dabar man tenka tiesiog laukti. O aš norėjau parodyti, pažiūrėkit, koks tai kambarys, o kokia problema. Nu ką padarysi? Hello. I have some problem with the light. Yeah. This. Not working. Užtruko kiek daugiau nei valandą. Nu tai va, tai dabar bent jau galiu parodyti, kaip atrodo tūlikas. Va, šviesa veikia. Kažką pakeitė ten. Laidus kažkokius karpė, nesigaunu čia. Tai va, dušiukas va. Ir tūlikas. Nieko mandro nėra. Ir šampūnai ir panašiai. Tai davą greit norėjau parodyti, matau, kad baterija to įsikraus. Turim vandenuką, šilto šalto, jeigu norim. Turim šaldytuvą. Ir, nu ką, kaip ir viską parodžiau. Šiaip, nežinau, šitą rožių ar ne, bet šitą kėdė žiūri faina. Aš jau čia, ko laukiu, biškai kimarinau. Va, šitai. Įsitaisai su tokiu vaizdu, dar koktėliuko trūksta. Gerai, tai ačiū visiems, kad žiūrėjo video. Aš jau čia, man atrodo, užbaigsiu jį ir eisiu jį montuoti. Liko šitiek valandų šiam vakarui. Tai jo, tai jeigu patiko video, laikas, subscribas, kažką pakomentuokit ir susimatysim už kelių dienų. Nu, nežinau, eikit. Aš eisiu atsiprausti dabar dar, tai eikit jūs atsiprausti, nes už žodžių biškis mirdat. Jo, nu, va tau ten tikrai reikia atsiprausti, nu žiauris mirda visiems jau čia mums. Gerai, viso gero. Tai vieną žodžių šią naktį. Mėgau žiauri prastai, nu šiaip normaliai, bet esmė tame, kad man po langais bele koks tūsas visados buvo ir langas man neužsidaro, dabar sulūžęs, visas mechanizmas kažkaip sugeręs buvo, nors sakė, mėginau, nebuvo man užaryti. Tai šį rytą atėjau ir paprašiau, kad mane perkeltų į tylesnį kitą kambarį ir jie tai padarė, ir pažiūrėkit, koks šio vaizdas toj. Bum. Nu, esmė ta pati, ne, viskas tas pats. Bet dabar vaizdas eina ne į patį ten miesto šurmulį, o pagal idėją į va kokį vaizdą. Aš jūs papačiu ten, ne tas pats, vien tas faktas, kad užsidaro langas, jau didelis pliusas.